Sveiki, mokytoja. Šiandien aš noriu Jums paskaityti istoriją, kurią parašė Lina Žutaitė, Ferdinandas ir Pūkselis. Katinas Ferdinandas šiukšlyne gyveno jau senokai, išvarytas, o gal pats pabėgęs. Ferdinandas į šiukšlyną pateko taip, kaip ir daugelis. Tuščias pilvas pats parodė reikiamą kryptį. Žinoma, ši vieta negalėjo patekti iš pirmo žvilgsnio, nei iš antro, bet atidžiai apsidairęs Ferdinandas netikėtai suprato, šiukšlyne jis pats gražiausias. Iš tiesų jis nebuvo toks gražuolis, koks manė esąs. Tiesa, atrodė gana stambus ir beveik pusę galvos aukštesnis už visus kitus šiukšlyno katinus. Raudonai rudas kailis buvo lygus, blizgėjo saulė, o balti žandai ir pakaklė rodė jį esant nepaprastosios kilmės. Deja, visą vaizdą gadino uodega. Priverta metalinių mėsos parduotuvės durų jis trumpėjo perpus, bet Ferdinandas dėl to ilgai nesisielojo, nusprendęs, kad gražiam katinui trumpa uodega tinka labiau. Šį trūkumą ėmė laikyti privalumu. Nuolat aplinkui zujantį mažytį šunelį Ferdinandas laikė ne draugu, o greičiau ištikimu savo gerbėjų. Iš tiesų šunytis nebuvo labai mažas, jis buvo tiesiog nedidukas ir visai dailus, bet baltas su juodom dėmelėm ant snukučio ir uodegos galiuko. Pūkselis neprisiminė, kaip jis atsidūrė šiukšlyne, bet kaimynė žiurkė užsiminė, kad tądien pasirodanti blizganti mašina ir iš jos išlipo storulė languota suknelė. Atsargiai padėjo kaspinu perraštą dėžę ir paskubomis nuvažiavo. Žiurkė, aišku, suskubo patikrinti, kas dėžėje, o joje buvo Pūkselis. Taigi, dabar noriu Jums atsakyti į klausimus. Pirmasis klausimas: kur gyveno Ferdinandas su Pūkseliu? Mano atsakymas: jau šiukšlyne. Antras klausimas: kaip katinas Ferdinandas pateko į šiukšlyną? Jisai tuščiu pilvu, aš nelabai pasakė, bet pasakė arba pabėgęs, arba išvarytas. Bet šiaip tai jį nuvedė čia pilvas tuščias. O tada, kaip šiukšlyne atsirado šunelis Pūkselis, jisai atsirado iš tos dėžės, kur ta storulė ją padėjo ir nuvažiavo paskutinėje dalyje. Ir paskutinis klausimas: ką katinas Ferdinandas manė apie save, o ką apie Pūkselį? Tai Ferdinandas manė, kad jisai yra pats gražiausias iš visų, ir apie Pūkselį manė, kad jisai yra tik gerbėjų. Tai buvo mano visi atsakymai. Iki.